Girvaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Shri Nitai. Jaya Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Shri Nitai. Shri Nitai Gaura Sundara ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premananda. Tai va ta bhajana, kurį mes giedojom prieš Mahamantrą, Srila Prabhupada, prieš vieną paskaitą giedodamas šitą bhajana buvo tokioje ekstazijai, tokiam pakilėjime, kad visa nuotaika persidavė ir bhaktams. O dabar, kai mes giedojom Mahamantrą, pats Krišna buvo su mumis. Tai nepamirškim to. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kągi, šiandien toliau skaitom Šrimad Bhagavatam, 4 giesmę. 29 skyrių, 47 posmą. Tasmat karma subarhisman, Agyana tartaka shishu, Martha drishtim kritach shrotra, Sparshiv aprishta vastushu. Tasmat karma subarhishman, Agyana tartaka shishu, Martha drishtim krithach shtrotra, Sparshis apshrishta vastushu. Skaitysit? Taip. Tasmat karma subarhishman, Agyana tartha shishu,
Martha drishtim krithach shrotra. Spashiv aprištavastušu. Man tai čitas? Tasmat karmasu barhishman. Agyana tarthaka shishu. Martha drishtim kritak shrota. Sprashiv aprištavastušu. Tasmat karmasu barhishman. Agyana tarthaka shishu. Martha drishtim kritak shrotra. Sparshiv aprištavastušu. Tasmat karmasu barhishman. Agyana tarthaka shishu. Martha drishtim kritak shrotra. Sprashis aprištavastušu. Tasmat karmasu barhishman. Agyana martaka shishu. Martha drishtim kritak shrotra. Sparshiv aprištavastušu. Tai pažodinis vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki džai. Tasmat, todėl, karmasu, karminė veikla, barhishman, o karaliau pračina barhištai. Agyanat, dėl neišmanimo. Arthaka šišu, tokios veiklos vaisių spindesys. Ma, niekada. Artha drishtim, laikydamas gyvenimo tikslu. Kritaha, atlik. Šrotras paršišų, apie kurią malonu išgirsti. Asprištha, neteikiančios. Vastušų, tikros naudos. Taip vertimas. O karaliau, barhishmanai, nepasiduok neišmanimui ir nepasinerk į vedų apeiginę praktiką bei karminę veiklą, nors jos atrodo patrauklios ir žada gundančius vaisius. Nepadaryk jų savo gyvenimo tikslu. Komentaras. Bhagavad Gitoj, 2 skyriui, 42 ir 43 posmai sako: Jam imam pušpitam vačam pravadantį avipačitah. Vėdava dara tah partha nanjata stisti vadinah. Kamat manah svarga para, janma karma phala pradam, kriya vishesha bahulam, boga išvara gatim prati. Vertimas. Neišmanėliai susigundo gražbylingais vedų žodžiais, raginančiais imtis karminės veiklos ir mainais žadančiais dangišką gyvenimą rojaus planetose, aukštą kilmę, valdžią ir dar daug ką. Geidžiantis jūslinių malonumų ir ištaigingo gyvenimą, jie sako, kad tai yra aukščiausias gyvenimo tikslas. Vedų apeigino įteisinta karminė veikla daugeliu yra pagunda, kuriai sunku atsispirti. Žmogų žavi tai, kad atlikęs tokius didingus aukojimus, kaip karalius Barhishmanas, jis pateks į rojaus planetas.
Narada Munis nori, kad karalius Barhišmanas atsisakytų karminės veiklos. Todėl posme tiesiai sako karaliui: nepasiduok šių laikinų gerybių pagundai. Šiuolaikiniai žmonės siekia eksploatuoti materialiosios gamtos išteklius pasitelkę į pagalbą mokslą ir vadina tai civilizacijos pažanga. Tačiau tai ne pažanga, o gražbylystės. Net jei anot jų tai materiali pažanga, mes išleidžiame iš akių tikrąjį gyvenimo tikslą. Neatsitiktinai Bhaktivinoda Thakuras sako: Džeda vidya yatama yra vabhava tamara bhajini badha. Materialios žinios tai yra majos spindesys, nes jos kliudo žmogui tobulėti dvasiškai. Laikini gyvenimo patogumai, kuriais žmogus džiaugiasi čia žemėje ar kitose visatos planetose, laikytini iliuzija, kadangi jie neskatina siekti tikrojo gyvenimo tikslo. Tikrasis gyvenimo tikslas – sugrįžti namo, atgal pas Dievą. Nesuvokdami tikrojo gyvenimo tikslo, žmonės siekia patenkinti savo fiziologinius poreikius arba užsiimti apeiginę praktiką. Posme Narada Munis ragina karalių Barhišmaną atsiriboti nuo tokios veiklos. Vedos skelbia, kad tikrasis žmogaus gyvenimo tikslas – aukojimo aktas. Kai kurie indai Arya Samadžos idėjų šalininkai perdėm akcentuoja Vedų apeigino reikšmę. Remiantis pastaruoju posmu, Vedų apeiginė praktika yra iliuzinė. Tikrasis žmogaus gyvenimo tikslas yra Dievo pažinimas, kitaip sakant, Krišnos sąmonė. Žinoma, Vedų apeiginė praktika patraukia žmonės savo puošnumu ir geresnio gyvenimo pažadais. Tačiau ji nepadeda žmogui pasiekti tikrojo gyvenimo tikslo. Gerai, dabar pasimelsim. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yane Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yane Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padam Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatvitam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanat Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakana Vishtam Cha E Krishna Karuna Sinho Dina Bango Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostuti Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabuni Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhesha Kripa Suduri Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Adi Shatarini. Gerai, dar kartą paskaitysim posmą. Tasmat karma su Barhišman agyadatartaka šishu
Martka drishtim kritach shrotra, sparšys aprišta vastušų. O karaliau Barhišmanai, nepasiduok neišmanimui ir nepasinerk į vedo apeiginę praktiką bei karminę veiklą. Nors jos atrodo patrauklios ir žada gundančius vaisius, nepadaryk jų savo gyvenimo tikslu. Kažkaip taip vakar taip galvojau apie šitą posmą, meditavau, dabar eidama į Dvaraką, kažkaip prisiminiau vaizdą, tokią vieną realizaciją. Važiuoju į darbą, troleibuse, sėdžiu. Stebiu taip žmonės, dažnai būna, kad stebiu žmonės, labai mėgstu stebėti žmonės, analizuoti. Stebiu žmonės, aišku, visi sėdi įlindę į mobiliakus, tai čia kaip visada, vaizdas visiems matomas kasdien. Ir kažkaip atkreipė dėmesį į vieną moterį, kuris sėdėjo troleibuse. Ir jinai irgi buvo įlindus į telefoną ir paskui taip gavosi, žodžiu, kad aš arčiau jos atsisėdau. Ir aš taip mestelėjau akį, paprastai tai taip nedarau, nežiūriu aš į mobilius, kas ten ką žiūri, man neįdomu. Bet, žodžiu, taip mestelėjau akį, žiūri, ta moteris sėdi ir žaidžia žaidimą. Aš taip į ją žiūriu ir galvoju, tokia vyresnė amžiaus moteris jau. Aišku, čia jau mano protas įsijungė ir jau prasidėjo kritika. Bet ką noriu jums pasakyti, žiūriu ją ir galvoju, koks gyvenimas yra trumpas ir kaip mes jo neišnaudojam. Ta prasme, aš žiūrėjau ją ne tai, kad aš norėjau ten ją sukritikuoti, kažkaip pažeminti, paniekyti ar pasmerkti, bet tiesiog pirma tokia mintis buvo. Mūsų gyvenimas yra iš tikrųjų toks brangus, kiekviena gyvenimo akimirka, kiek mes esam čia, kiek gyvenam, mes turim ją išnaudoti. Nes viską tą, ką mes ištaškom, žiūrėkit, kaip Maja mūsų veikia, realiai. Paėmė mobilų telefoną, truputį čia paskrolinsiu, pažiūrėsiu ten kokį video. Žiūrėk, jau ten tik tokia pastrigai, dar kažkur pastrigai ir viskas, ir tu negali iš to išeiti. Tiesiog tave iliuzija taip įtraukia. Atrodo, čia pabūsiu porą minučių, 2-3 minutės, kas čia atsitiks? Gi nieko neatsitiks. Ir tos 2-3 minutės, jos trunka 20 minučių, 30 minučių, paskui žiūri, valandą prabėgo. Ir realiai tada suvoki, Maja, kokia jinai stipri ir kaip jinai veikia. Viskas, aš savo pasakiau, viskas. Aš neskrolinu, greit pasižiūriu, gal kažkokios naujienos ar kažkas tai yra iš vaišnaviško, kaip sakant, kalendoriaus ir viskas, ties to pasibaigė man. Aš geriau kažką tai padarysiu naudingo, kas tikrai man primins Krišną. Ir šitas posmas, kodėl aš taip pradėjau kalbėti, nes šitas posmas taip prasideda. Narada Munis, aišku, čia sako karaliui, kad jis nepasiduotų neišmanimui ir nepasinertų vedų apeiginę praktiką bei karminę veiklą. Tai čia mes kalbėsim šiandien apie karma kantą ir galima paminėti ir karma jogą ir kom jos skiriasi. Ir Šrila Prabhupada iš tikrųjų čia mini Bhagavad Gita ir cituoja Bhagavad Gita 42 ir 43 tekstus. Jam imam pušpitam vačam pravadanti pašita vedavadaratha partha nanyata stiti vadinah kamat manah svarga para janma karma phala pradam kriya vishesha bahulam bogaishvara gatim prati. Ir šitie labai posmai labai gražiai žaidžia su šituo tekstu. Tiesiog netgi galim sakyti, kad čia Šrila Prabhupada mums labai gražiai atskleidžia šitą tekstą. Čia rašo, kad menko išmanimo žmonės žavisi puošniais vedų žodžiais, siūlančiais atlikti įvairius karminius veiksmus, kad būtų galima pasikelti dangaus planetas, užsitarnauti gerą gimimą, valdžią ar gauti kitokios materialios naudos. Geisdami juslinių malonumų bei prabangaus gyvenimo, jie teigia, kad už tai nėra nieko aukštesnio. Tai Šrila Prabhupada iš tikrųjų čia labai taip gražiai atskleidžia, kaip dauguma ir pasaulinių religijų
suteikia tas žinias iki tam tikro lygio. Aš nenoriu tikrai nieko nei numenkinti, nei pažeminti, nei kažką tai sukritikuoti, tiesiog cituoju Šrilą Prabhupadą, remiuosi šventraščiais ir ką jie sako ir kaip moko Krišna. Krišna moko per Bhagavad Gitą, kaip jisai mus moko pokalbyje su Ardžuna. Vyksta dialogas ir Krišna atskleidžia dvasinius dalykus, tai yra transcendentinius dalykus. Ir pradeda kalbėti pirmiausia apie karma kandą. Karma kanda, taip pat čia yra minima karma joga. Tai pirmiausia apie karma kandą, tai kuo skiriasi karma kanda nuo karma jogos. Tai yra karma kanda, tai yra iš tikrųjų veikla, kurią žmogus atlieka ir jisai atlieka pagal apreikštųjų šventraščių nurodymus, bet yra vienas esminis momentas, jis tai daro dėl rezultatų. Ir reiškia ta veikla, jinai yra susijusi su savimi, su manim. Reiškia, aš koncentruojuosi save. Karma joga, jinai yra veikla susijusi su supratimu, kam viskas čia priklauso. Išavas jam idam sarmam, jatkinčia džagat jam džagat, tiena tiek tiena, bandžithach, magridach kasės vidanam. Viskas, kas gyva ir negyva visatoje, priklauso viešpačiui. Ir iš tikrųjų mes tai turime suvokti bent jau iš pradžių mintise, tam teoriniam lygmenį, tam, kad tai pradėtų veikti praktikoje. Viską, ką mes turim, viską, ką mes veikiam ir viską, ką mes darom, priklauso tik nuo Krišnos. Kaip sako, ai, čia va mano šitas, mano kūnas, mano gyvenimas, aš ką noriu tą darau, aš ką noriu tą darau su savo kūnu, aš ką noriu tą darau su daugelį dalykų, bet taip nėra. Mums čia niekas nepriklauso. Mes, kaip sako Šri Išopanišada, galim paimti tik tiek, kiek Krišna mums skyrė, bet nedaugiau. Bet žmogus šiuolaikinėme pasaulyje, šitam vadinamam civilizuotam pasaulyje, dar klausimas su klaustuku, kurioje vietoje yra civilizacija, jeigu pasigilinus. Šiuolaikinėje visuomenėje žmogus nori viską kontroliuoti, viską reguliuoti. Ir jam atrodo, kad jis gali net sureguliuoti gamtą. Nors iš tikrųjų 3 materialios gamtos gūnos, jos veikia mus kasdien. Tiek neišmanimas, tiek aistra, tiek dorybės gūna. Bet bhakti jogoj mes galim pakilti virš šitų 3 gūnų. Nors jos kiekvieną dieną mus veikia. Ir čia Šrila Prabhupada rašo apie daugumą žmonių komentarę savo. Didžioji dauguma žmonių neįtin protingi. Dėl neišmanimo labai prisirišė prie karminės veiklos, kurią rekomenduoja Vedų karma kandos skyriai. Dabar vėlgi, jeigu mes paimtumėm Vedas, Vedos jos yra tam tikro lygio. Ir žmogus, susidomėjęs Vedomis ir pradėjęs jas studijuoti, jis pagal savo lygį gali priimti Vedas, gali suprasti ir gauti žinias. Vėlgi, jeigu paimsim Vedas bendrai, tai įsivaizduokit, jeigu karma kanda užima daugiau nei 90%, kiek Sevanandini Šri? 95%? Jo. Virš 90% karma kanda užima, Gyana užima maždaug apie 4-5%, gali būti paklaida, čia aš apitiksliai jums sakau. Ir bhakti joga, įsivaizduokit, bhakti joga užima tik tai 1% Vedų raštų. Tai ką tai reiškia? Šrila Prabhupada, ką jisai nori pasakyti šitam posme? Jis nori pasakyti ir Šrimad Bhagavatam šitam posme reiškia, karalių Narada Munis moko, kad jisai nesikoncentruotų į vedinius ritualus. Ką reiškia vediniai šitie ritualai? Kalbant apie vedinius ritualus, tai
į ką mes koncentruojamės. Tarkim, dauguma dabartinių indusų, kaip jie atlieka tos vedinius ritualus. Atrodo, išoriškai, jeigu mes žiūrėtumėm, atrodo, kad tai tas pats, ne? Tai, ką mes darom kiekvieną dieną, Sankirtanas vakar irgi sakė, tai jūs buvot paskaitoję, kad mes, kuo mes skiriamės, ką mes atliekam. Atrodo, tos pačius ir ugnelę siūlom, jo, ir smilkaliuką mes siūlom, ir vandenį, ir tą, ir tą. Bet skirtumas yra tas, ką mes tai darom. Mes darom tai pirmiausia tarnystės nuotaiko. Buvo vakar kažkaip po Sankirtano daug realizacijų ir įsikvėpiau labai. Kodėl mes visą tai darom? Kokia mūsų nuotaika pirmiausia? Nes dauguma indusų tai daro iš materialios naudos. Ką tai reiškia? Tarkim, jeigu tau reikia turtų, tu garbinsi tam tikrą pusdievį, pavyzdžiui, Ganešą. Jeigu tau reikia kažkokios tai jėgos, stiprybės, tu garbinsi žemę ir taip toliau. Tai čia, šitam posme ir Bhagavad Gitoj būtent kalbama apie vedinius ritualus. Ir čia rašoma: tokie žmonės nesidomi nieko išskyrus tai, ką žadina juslinius malonumus, gyvenimo džiaugsmus danguje, kur lengvai prieinamas vynas bei moteris ir kur materialūs turtai yra įprastas dalykas. Norintiems pasikelti dangaus planetas, Vedos siūlo daug aukų, ypač džiotištomos aukas. Ten pasakyta, kad norintis patekti į dangaus planetas, privalo atnašauti tokias aukas. Todėl žmonės su menku žinių greičiu mano, kad toks yra visos vedų išminties tikslas. Tai dabar Šrila Prabhupada labai aiškiai pabrėžė ir iš tikrųjų dauguma pasaulinių religijų, jeigu pradėtumėt labiau nagrinėtis, aš dar studijų metais labai intensyviai studijavau Bibliją, man buvo įdomu, tik aš daug ko nesupratau, daug dalykų negalėjau suvokti, bet daug ir atsakymų neradau. Džiaugiuosi už tuos, kurie tikrai Biblijoje randa daug atsakymų ir yra labai tikrai džiai, labai faina. Aš kadangi neradau, tai aš susidomėjau vedų literatūrą. Vedų literatūra man atsakė faktiškai visus mano klausimus. Kiek aš klausiau savęs ir kiek man rūpėjo. Ir man visą laiką būdavo įdomu, tai negi mūsų tikslas yra keliauti rojinės planetas. Nes jeigu jūs pabendrautumėt su kitų konfesijų žmonėmis šitą temą, ir dauguma jų nukreips jūs į tikslą vedantį į rojinės planetas. Bet čia Krišna Bhagavad Gitoj 2 skyriui 42-43 posmuose Ardžuna moko, kad tai nėra vedų tikslas ir kad dauguma žmonių studijuojantis vedas yra suklaidinti. Ir jie galvoja, kad galutinis tikslas yra rojinės planetos. Reiškia sugrįžti į rojinės planetas. Bet žiūrėkit, rojinėse planetose, jeigu mes nukeliaujame į rojinės planetas, tai tenai mes tik tai mėgaujamės. Mes gaunam visus juslinius malonumus ir mes tenkinamės tenai. Dabar kodėl mes esam čia? Tai pasikartosiu, esu per savo ne vieną paskaitą sakius, mes esam čia, nes mes pavydėjom Krišnai. Mes pavydėjom Krišnai ir čia atsiradom. Dabar, koks yra pliusas, kad mes esam čia, o ne rojinėse planetose? Ar žinot, koks yra pliusas? O pliusas yra tas, kad mes, būdami čia, galim dvasiškai tobulėti. Pusdieviai jie sustoja va taip va eilėje ir jie labai norėtų čia atsidurti. Dėl to, kad čia materialiam pasaulyje mes galim užsiminėti dvasinę praktiką. Mes čia tobulėjom. O žinot kodėl? Dėl to, kad čia yra ir kančia, ir džiaugsmas. Ir laimė, ir skausmas. Ir mes visą laiką balansuojam tarp to. Tarp džiaugsmo ir kančios, tarp laimės ir nelaimės. Kaip Krišna sako. Čia viskas yra laikina. Čia viskas keičiasi. Čia nieko nėra pastovaus šitam materialiam pasaulyje. Kaip žiema keičia vasarą.
Ir Ardžūna pokalbėje su Krišna klauso tai, ką Krišna nori pasakyti jam. Ir Krišna būtent čia ir pabrėžia, kad tai nėra vedų tikslas. Tokiems nepatyrusiems žmonėms labai sunku ir ryžtingai veikti Krišnos sąmonėje. Kaip kvailiai susižavi nuodingų augalų žiedais, nenumanydami tokio susižavėjimo pasiekmių, taip ir tamsių žmonės patraukia dangaus turtai ir jų teikiami jusliniai džiaugsmai. Taip kaip mes pamatytumėm kažkokį tai augalą, jis mums gražus atrodo, ar ten, atsimenu, vaikystėje, kai buvau maža, nuskyniau nuo krūmo kažkokias uogas, jos man tokios gražios, tokios saldžios. Gerai, kad kažkas tai iš kaimynų pamatė, pribėgo, griebė man už rankos, trenkė per ranką, kad aš mešiau tas uogas. Tos uogos, jos atrodė, tokios gražios, taip norėjusi man paragauti, tiesiog atsikasti, jos tokios skanios, bet jos nuodingos. Tai ir čia lygiai taip pat Šrila Prabhupada pabrėžė ir kalba apie tai, kad mes neturėtumėm susigundyti rojinėmis planetomis. Kodėl? Dėl to, kad iš ten mes vis tiek grįšim čia. Mes grįšim atgal. Tai koks tikslas keliauti į rojinės planetas, kad pasitenkinti ir vėl grįžti čianai ir vėl pulti. Ir mes nežinom, kas mūsų lauks po to, kai mes atkeliausim čianai. Kiek mums vėl reikės viską patirti. Vėl mums reikės gimti, vėl mums reikės kentėti, kiekvieną dieną senti, nes mes kiekvieną dieną senstam. Mūsų kūnas sensta. Ir vėl mirti, ir vėl gimti, ir vėl kentėti. Ir tas ratas, jisai begalinis. Ir kartais atrodo, o Krišna, kaip man atsibodo viskas. Viskas, nebegaliu čia būti. Ypač, kai būna kažkoks gyvenime periodas, kai tu turi daugybę kančių iš visų pusių. Kiek kartų gyvenime esu taip sakius Krišnai. Mano tas pasakymas iš tikrųjų yra labai egoistiškas. Nes mūsų tikslas yra visiškai kitoks. Ir bhakti joga moko iš tikrųjų visai kitų dalykų. Ir kuo daugiau studijuoju Šrilos Prabhupados knygas, tuo daugiau ateina realizacijų. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, reikėjo, kad kažkokia ateitų realizacija, reikėjo, pavyzdžiui, 5 metų man, kad ateitų kažkokia labai stipri realizacija. Skaitau Šrilos Prabhupados knygą ir ta realizacija man ateina akimirksniu. Ar žinot kodėl? Dėl to, kad tuo momentu aš esu su Krišna. O Krišna, jis yra labai maloningas. Ar žinot kodėl? Krišna yra maloningas mums dėl to, kad mes dedam pastangas. Kai mes dedam pastangas, jam tas labai patinka. Kai mes norim jam tarnauti, arba tarnauti bhaktams, Krišnai labai labai tas patinka. Ir kas vyksta? Jeigu mes žengiam vieną žingsnį link Krišnos, Krišna žengia 1000 žingsnių. Jūs net neįsivaizduojat. Kartais įvyksta kažkoks gyvenime įvykis ir ten, apsiverki, tai kodėl taip atsitiko, Krišna. Bet palauk, tu negali žinot. Aš jums galiu duoti pavyzdį ne vieną iš savo gyvenimo. Paskutiniai kelioniai, kai buvau Indijoje, Šventoji Dhamoj, Vrindavane, buvo labai daug stiprių realizacijų. Labai daug nukentėjo mano fizinis kūnas, labai stipriai. Aš buvau ir apsinuodijus, pas mane buvo ir korona, pas mane ten buvo virš 40 temperatūros, aš galvojau, kad Vrindavane paliksiu kūną. Tikrai realiai galvojau. Ir galvojau, o Krišna, vos ten galėjau, atsimenu žodį ištart, visas kūnas virpėjo ir triedžiau, ir vėmiau, ir gulėjau, ten visiškai nei valgyti, nei gerti, nieko negalėjau, temperatūra 40, visi bhaktai parikramoje, aš guliu tenai kažkur tai pasintusus kažkokiam ten ašrame visą tokio, ten, buvo žiauru. Bet, ką aš jums norėjau pasakyti, palaukit, nukrypau. Tai va, bet koks įdomus dalykas, prieš keliaujant į Vrindavaną, man Krišna parodė tam tikrus dalykus. Aišku, kaip kartais Maja taip atakuoja ir tu nesupranti, kas vyksta su tavim realiai. Tu nematai, nesuvoki, ten kažkoks aptėmimas prote. Ir įsivaizduokit, aš, kaip dabar prisimenu, vyras mane parvežė namo, dar tada turėjau šuniuką, prancūzų buldegiukas toks buvo pas mane, 2 buvo. Ir mes grįžom iš klinikos
lyjo lietus, mes užlipom, aš gyvenu ant Stataus kalno, Antakalny, mes užlipom ant kalno, aš atrakinau duris, leidau šuniuką ir aš norėjau žengti žingsnį, aš paslydau ir dėjausi. Ir dėjausi per slengstį, griuvau ant laiptų, griuvau taip, kad viskas griuvau, man ašaros, šuo šokė, žiūri mane, aš žodžio negaliu ištart, verkiu ir dar galvoju, ką daryti, ir atsistoti negaliu, realiai suokėt, negaliu atsistoti, ir ką daryti. Ir ant tiek smegenys nuo skausmo susikaustė, aš visa susikaušęs guliu ir vos ne balsu girdžiu, kaip balsu verkiu, matai, man skauda. Ir ką daryti? Vienintelė mintis paskambinau savo vyrui. Paskambinau vyrui ir negaliu jam nieko pasakyti. Verkiu jam į ragelį. Jisai, aš suprantu dabar, kad jis tada suprato, kad man yra blogai. Ir jisai, aišku, puolė viską, sėdo į mašiną ir atvažiavo pas mane. Toliau faktiškai nieko neatsimenu. Atsimenu tik tai, kad vyras kažkaip tai namie atsirado, greitoji, ir mane neša su neštuvais. Įsivaizduokit, neša su neštuvais mane į greitąją. Ir žinot, kas man tuo momentu įvyko? Man prabėgo visas gyvenimas. Va tą minutę, kai mane nešė su neštuvais. Pagulė mane į greitosios pagalbos mašiną, aš guliu, taip galvą iškėlus. Tos šviesos, sėdi ten tas būdintis gydytojas, žiūri mane ir mano vienintelis klausimas: gydytojau, o aš vaikščiosiu? Viskas, aš kito klausimo neturėjau. Aš vaikščiosiu? Gydytojas žiūri taip į mane. O jis sako, kojų pirštus galit pajudinti? Sakau, galiu, vaikščiosit. Ir aš taip, ačiū Krišna. Kol važiavau į ligoninę, buvo labai daug realizacijų, iš tikrųjų labai daug suvokimo. Ir aš supratau, kaip viskas yra laikina. Vat prieš 10 minučių aš buvau sveika. Aš buvau stipri, geros nuotaikos, aš ėjau, viskas okei, kaip ir buvo. Ir po 10 minučių viskas pasikeitė. Realiai aš turėjau išskristi kažkur tai po 5 ar 6 dienų turėjau skristi į Indiją, įsivaizduokit, o mane veža greitoji į Lazdynų ligoninę. Kai išvažiavau iš ligoninės, tada kažkaip tai dar atėjo stiprios realizacijos. Ir jau važiuodama namo, aišku, aš negalėjau paeiti, buvo labai stiprus sumušimas, bet įsivaizduokit, man kai padarė nuotraukas, gydytojai žiūri ir sako, pas jūs nieko nelūžė. Pas jūs yra labai stiprus sumušimas, sako, skausmas dėl to toksai žvėriškas buvo, aišku, man ten vaistų suleido viską, bet tas skausmas tikrai buvo žvėriškas bet nėra jokio lūžio. Papasakojus gydytojui, kaip aš griuvau, jisai apšalęs buvo. Sako, jūs sako, ten kažkas saugo. Ir aš supratau, ant kiek Krišna yra, žinokit, maloningas. Realiai aš tada suvokiau, gal pagal karmą, aišku, čia mano spėjimas, bet man tai Paramatma sako, gal pagal karmą aš turėjau sėdėti invalidų vežimėlį. Aš šito nežinau, bet galbūt taip galėjo būti. Po mano šito griuvimo, jeigu aš būčiau susižalojus stuburo, realiai aš sėdėčiau invalido vežimėlį. Tai dabar įsivaizduokit, koks Krišna yra maloningas, kaip jisai saugo savo bhaktus. Aš važiuodama namo visą kelią verkiau ir dėkojau Krišna. Krišna, tu mane apsaugai. Tu mane išgelbė. Ir Krišna, prašau, leisk man važiuoti į Šventą Dhamą. Bet aš antiek buvau prisirišus prie to noro, aš antiek norėjau skristi į Indiją. Ir man buvo vienodai, man skauda ar ne. Ir tada, kaip dabar atsimenu, Nastė kiekvieną dieną vaikščiojo pas mane, buvo čia Dvarakoj paskaita Višvavasu Prabhu ir jinai Višvavasu Prabhu papasakojo apie mane, kad ten aš griuvau, Ir Višvavasu Prabhu davė receptą, tokį natūralų. Žodžiu, mirkyti kopūsto lapą, druskos tirpalį ir paskui dėti ant nugaros. Ir ten ta druska į lapą sutraukė visus blogus dalykus. Ir įdomiausia tai, kad aš, žinokit, pasiteisino. Nastė vaikščiojo kiekvieną dieną, dėjo man tos kompresus ir aš pradėjau vaikščioti. Ir aš pradėjau vaikščioti, man liko viena diena prieš skrendant į Indiją ir aš jau galėjau pati į tualetą nueiti. Nu, ta prasme, kad aš pradėjau vaikščioti. Ir realiai tada suvokiau, oho, tai Krišna iš tikrųjų maloningas, leido man, bet Krišna jau man tada parodė, neskristų į Indiją. Neskristų į Indiją. O kelionė mano į Indiją buvo tikrai labai stipri, buvo parikrama su
daugybę bhaktų iš viso pasaulio, tikrai sutikau daug nuostabių žmonių, nuostabių bhaktų, bet ką aš norėjau pasakyti. Po to, kai aš grįžau iš Indijos, labai susirgau stipriai, man pradėjo labai blogėti sveikata, ta prasme, kad tai tas, tai anas, tai kažkokie uždegimai, tai dar, aš tada realiai gydžiau savo kepenis, nes su kepenim buvo labai daug ir ilgai problemų. Ir aš jau galvoju, kad kaip ir apsigydžiau, man jau su sveikata kaip ir gerai, bet dėja, kažkas vėl atsinaujino, vėl išlindo ir dabar irgi esu tame etape, esu dabar detokse ir valau savo organizmą ir valau kepenis. Bet čia jau atskira tema, atsiprašau, kad nukrypau. Šišinitai Gaura Sundara Ki, džai. Taip, dar truputį turim laiko. Tai toliau Šrila Prabhupada sako, Vedų karma kandos dalyje pasakyta, apama somamam mritam abhuma ir akšajam havai čaturmasja jodžina sukritam bhavati. Kitais žodžiais tariant, tie, kurie atlieka 4 mėnesius trunkančios askezės, gauna teisę gerti somarasos gėrimus, kad taptų nemirtingi ir amžinai laimingi. Kai kas dar nori šioje žemėje trokšta paragauti somarasos, kad gautų stiprybės ir galėtų patirti didžiulius liuslinius malonumus. Tokie žmonės netiki, kad galima išsivaduoti iš materijos nelaisvės ir labai žavisi puošniomis vedų aukojimo ceremonijomis. Tai daugiausiai jausminiai žmonės, tegeidžiantis dangiškų gyvenimo malonumų. Yra žinoma, kad dangaus planetose veša Nandana Kanados sodai, kuriuose yra puikiausios galimybės bendrauti su angeliško grožio moterimis. Ten upėmis liejasi somatarasos vynas. Tokie kūniški džiaugsmai be abejonės yra jūsliški, jų vaikosi žmonės jaučiantis potraukį, tik tai materialiai laikinai laimiai, nes jie tarėsi esą materialaus pasaulio viešpačiai. Tai va, ir Šrila Prabhupada labai gražiai šiame reiškia posme mums primena, kad mes nepasiduotumėm jūsliniams malonumams, nes jūsliniai malonumai jie labai stipriai įtraukia, nesvarbu kokiam esi tu etape, paslysti galima labai greitai. Ir koks iš tikrųjų yra mūsų tikslas ir ko mes turime siekti. Tai jeigu imant pakopomis, tai pirma pakopa būtų karma kanda, taip, aukštesnė pakopa būtų Gyana karna ir dar aukštesnė būtų bhakti yoga. Ir mūsų tikslas iš tikrųjų yra siekti bhakti jogos. Ir jeigu kiek teko bendrauti su indusais, kai jų paklausi, koks tavo gyvenimo tikslas, dauguma indusų sako, išsivadavimas. Išsivadavimas, taip, iš dalies galima sutikti, bet nepilnai. Bhaktų tikslas, vaišnavų tikslas, to, ko jie siekia, yra aukščiau išsivadavimo. Reiškia, virš rojinių planetų, jeigu dar įmant aukščiau yra išsivadavimas, ir virš išsivadavimo yra dar aukštesnis tikslas. Ir tas tikslas, kurio mes būtinai turim siekti, o tas tikslas yra tyra atsidavimo tarnystė. Ką tai reiškia? Mes turime siekti grįžti atgal pas Krišną, tam, kad mes galėtumėm patenkinti Krišną. Tai va toks yra mūsų tikslas. Ir Paramatma, kurį visą laiką mus lydi ir veda mus į priekį ir stebi mus, nes iš tikrųjų Paramatma ką mums duoda? Paramatma esanti mūsų širdyje, jinai duoda mums užmarštį, kai mums to reikia. Duoda mums žinojimą irgi tam tikrų metų, kai mums to reikia. Ir duoda atmintį. Atmintį tada, kada irgi to reikia. Ir Paramatma, jinai yra kaip stebėtoja, jinai stebi sielą iš šalies. Ir mes gauname tai, kas mums priklauso pagal karmą. Bet čia vėlgi yra labai subtilus ir labai įdomus niuansas. Kaip ir visiems duoda, kas priklauso pagal karmą, bet yra išimtis. Išimtis yra bhaktams. Nes yra Krišna karma. Ir labai svarbus tai yra momentas, kai mes tarnaujam Krišnai, Krišna iš tikrųjų gali padaryti dvejopai.
gali, pavyzdžiui, nuimti tam tikrus karminius dalykus nuo mūsų. Bet, pavyzdžiui, mums šiame gyvenime priklauso kažkokie karminiai dalykai. Mums priklauso gal tą, kitą ar dar kažką. Tai tą, ką mes anksčiau padarėm ir kaip atoveikis šiame gyvenime mes turėtumėm tai gauti. Bet Krišna pašalina tai, šitos dalykus ir mes negaunam. Arba priešingai. Krišna gali iš kitų gyvenimų paimti karminius dalykus ir sudėti į šį gyvenimą. Aš dažnai taip jaučiuosi, žinokit. Dažnai jausdavausi taip, kad man būdavo toks jausmas ir tai yra mano viena iš stipresnių realizacijų, šitą mintį jum dalinuosi iš Vaikunthanatos Prabhu paskaitų, nes man tai yra viena iš stipresnių realizacijų mano gyvenime. Aš daugybę kartų jausdavausi taip, kai būdavo labai sunkus kažkokie gyvenime periodai ir aš galvodavau, Krišna, man toks jausmas, kad tu paėmei iš mano praeitų kažkokių gyvenimų, ar tų, kur aš dar ten turėsiu kažką ten atidirbti ir sudėjai šitą gyvenimą ir dabar aš šitą turiu atidirbti, šitą turiu ir taip egzaminas, 1, 2, 3, Krišna, stop, aš nebegaliu, aš viskas išprotėsiu, aš nebeištversiu, viskas negaliu ir buvo daugybę kartų, kai tiesiog sakau, Krišna, aš nebegaliu, tikrai nebegaliu, bet Krišna mums duoda tiek, kiek mums reikia, kiek mums priklauso. Ir kodėl jisai taip daro? Kodėl jisai mus veda prie to? Kodėl uždeda šitos dalykus? Tam, kad mes suvoktumėm, tam, kad mes gautumėm realizacijas ir kad mūsų praktika sutvirtėtų ir sustiprėtų. Ir tai, ką aš jums sakau, tai, ką aš dalinuosi, kiekvienas mano žodis, tikrai, tai, ką aš patyriau ant savo kailio. Galiu daugybę jums papasakot visokių istorijų iš savo gyvenimo, kas liečia karmą, kaip jinai veikia, kaip jinai ateina, kaip jinai atkeliauja. Daugybė visokių istorijų. Tikrai nėra ten pačios gražiausios ir pačios linksmiausios. Bet aš realiai suvokiu, kad Krišna taip užaugino. Jis mane užaugino. Nes kitaip aš būčiau nesupratus daugelį dalykų. Gal net nebūčiau sėdėjus čia dabar, nešnekėčiau su jumis, nesidalinčiau savo realizacijomis. Taip kaip ir su tarnystėm. Krišna man rodė daugybę kartų. Aš labai mėgstu verti girliandas, bet man Krišna daugybę kartų rodė. Tu turi tarnauti ir daryti kitas tarnystės. Nesuprantu aš, suprantat? Nesuprantu aš. Nepriimu. Tas vis tiek yra tas toks dvasinis aklumas. Tau Krišna rodo situacijas, taip kaip ir man rodė. Neskrisk į Indiją tu dabar. Neskris. Nebus tau gerai, nes fizinis kūnas, taip, jisai patyrė labai labai daug pasiekmių. Ir to rezultate aš negaliu atlikti daugybę tarnyšių. Ir buvo daug momentų, kai, pavyzdžiui, kažką tai dariau per ašaras, ten, tarkim. Mokiaus, kažką sėdėjau, verkiau, aš žinau, kaip man tai yra svarbu ir man yra svarbu sėdėti čia, man svarbu yra dalintis tai, ką Krišna nori per mane pasakyti. Ir man svarbu, kad jūs esate čia, nes jūs visi dabar tarnaujat Krišnai. Sevanandinį šitai ten iš vis double, aš nežinau, jinai ir girliandą veria, ir klauso, ir dar puošia viskas ten kartu. Lina irgi tenai, visą rytą šiandien tarnavo, Egliva poėmė irgi atvažiavo, Prabudžio vardo nežinau, irgi atėjo šiandien tarnauja. Tai jūs visi tarnaujat Krišnai. Ir čia yra Krišna. Čia yra Krišna, nes čia yra Šrila Prabhupada, čia yra Parampara, čia yra Šinitai Gaura Sundara. Jūs įsivaizduokit, kokie jūs esat sėkmingi ir laimingi. Jūs esat su Krišna. Jūs atrodo sėdite, ne, ir o kaip taip gali būti, bet realiai jūs esat labai laimingi. Nes tūkstančiai, milijonai žmonių to neturi. Neturi to, tai, ką turim mes. Ir mes esam turtingi. Nes turtas yra meilė, meilė Krišnai. Ir mes kiekvieną dieną ką darom? Mokomės mylėti Krišną. Ir kaip mes tai mokomės mylėti? Per tarnystę. Tarnaudami Krišnai ir tarnaudami jo bhaktams. O bhaktai iš tikrųjų išmoko labai daug dalykų. Tai va. Tai linkiu visiems eiti bhakti jogos keliu, nesusigundinti rojiniais malonumais, nepasiduoti tarnystei pusdieviams, o tarnauti Krišnai. Juk mes einam iš karto pas direktorių, juk mes neinam pas kažkokią ten žemesnę grandį, pas pavaduotoją neinam. Jeigu mes einam iš karto pas direktorių, mes gaunam iš karto rezultatą. Bet jeigu mes dar nueisim pas pavaduotoją, o gal tas pavaduotojas mus nusius kažkur tai kitur, o dar kitur, ir mes vaikščiosim, klaidžiosim, ko rezultate vis tiek mes nueisim, turėsim eiti pas tą direktorių, kad išsiaiškinti. Taip ir čia. Krišna
yra pats aukščiausias Dievo asmuo. Ir reikia tarnauti jam ir eiti pas jį, iš karto eiti pas jį. Nereikia ten kažkokių tai keliukų, tiesiai pas jį. Eikim bhakti jogos keliu ir mokykime tarnauti Krišnai. Per bhaktus, per gurų malonę. Nes jūs gaunat kiekvieną dieną malonę, jūs esate čia, jūs matot visą parampras, matot Gosvamius, jūs matot kiekvieną dvasinį mokytoją, jūs matot Šrila Prabhupada, o Šrila Prabhupada jau jūs laimina, nes jūs čia esate. Viskas, jūs esat laimingi, jūs esat sėkmingi, jūs esat sėkmingi. Tai va, tai šiandien tiek, gal yra kažkokių klausimų, gal kažkokių yra papildymų. Gerai tada. Taip per pusryčius padiskutuosim, Eglė turi klausimų, aš jau žinau, galėsiu per pusryčius paklausti. Gerai, tai tada pagiedokim Nirsimhai. Namaste Narasimhaya. Prahlada Hlada Daine. Hiranya Kashi Purvakshaha. Shila Tankana Kalaye. Ito Nirsimha Parato Nirsimho. Yato Yamitato Nirsimho. Bahir Nisimha Irdahir Nisimha. Narasimha Madim Sharanam Prapadim. Tavakara Kamala Varena Kama Bhuta Shringam. Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa. Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare. Jai Jai Nirsimhadev. Jai Jai Nirsimhadev. Keshavadrita Narahari Rupa. Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare. Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev. Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jaya Bhakta Prahlada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Prabhupada, Prabhupada. Shri Nrsimha Bhagavan aqui, Prahlada Maharaj aqui, Gaura Pramananda. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam aqui, Srila Prabhupada aqui. Jai.